Labadiena, mėly Facebook'o draugai, mano YouTube kanalo žiūrovai. Mane geriems darbams įkvėpė švietimo mokslo ministras, neatsakęs į klausimą, kiek yra lyčių. Švietimo ir mokslo ministras. Jis atsakė, kad jis ne ekspertas, negali pasakyti. Aš esu be galo kompetitingas tuo klausimu, nes kiekvieną dieną gimus naujagimiui parašau, ar tai berniukas, ar tai mergaitė. Na, dėl to ministrui galiu užduoti, pavyzdžiui, kitą klausimą. Ministrė, o kiek jūs turite sėklidžių? Ir aš jums iš karto rekomenduoju, siūlau išeiti. Rekomenduoju urologą Darių Trumbecką. Jis ne tik tai puikiai čiuopia, bet ir puikiai skaičiuoja, yra docentas ir jis jums suskaičiuotų. Ir jeigu, pavyzdžiui, kitą kartą koks nors įžūlus žurnalistas ar blogas žmogus apraitis užduotų klausimą, kiek turite sėklidžių, jūs atsakytumėt tvirtai vieną. Viena. Ir nuginkluotas apraitis, nuginkluotas žurnalistas. O jeigu rimtai, tai kaip pagalvoju, ant kiek žmogų daro neadekvačių meilę Gabrieliui. Nepasakyti, kiek yra lyčių. Man kažkaip nesudėtinga. Jeigu yra naujagimis, kuris turi pimpaliuką, jis yra berniukas. Ministrė, aš jums vėlgi siūlau išeiti, kadangi esu ekspertas. Berniukas, pimpaliukas, sutrumpintai BP, prisiminkit akronimą British Petroleum, BP, tai yra berniukas. Na va, apie mergaitę dar nesugalvoju taip greitai. Taigi, ministrė, kiek turite sėklidžių?